Sveiki, mėlyje, šitą gražią šeštadienio popietę. Sveikinu su jumis iš Klaipėdos tokio gražaus parko. Kiek gėlių, kaip aš paskutiniu metu mėgstu būti tarp gėlių, tarp augalų. Ir šiandien tą video irgi nutariau padaryti iš tokio gražaus parko. Video tema būtų apie mūsų šiandienos poelgius, kurie gali turėti įtakos mūsų gyvenime ir gal net ne kiek mūsų gyvenime, kiek mūsų artimųjų gyvenime, mūsų vaikų, mūsų aplinkos, mūsų giminaičių, tie, kuriems mes galime tapti našta. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad šiandienos mūsų gyvenimas, koks yra, taip mes elgiamės vakar. Kaip mes elgsimės šiandien, tokia bus mūsų rytojaus diena. Ir šita mintis atėjo iš vieno žmogaus posakio, kur tiesiog paklausė, sako, ar mama, tu norėtum būti našta savo artimiesiems? Sako, o gal padaryk mankštą, gal padaryk kažkokį judėjimą, nes kai tu būsi lovoje ir patale, tu būsi niekam nereikalinga. Ir daugelis galvoja, kad čia, aš čia, ta prasme, numirsiu ir viskas. Kai ateis ta valanda, kai tu norėsi numirti, kaip tu kad sakei, tu norėsi visom išgalėm išgyventi. Kiek bet turėsi jėgų, tiek tu norėsi gyventi. Tai dėl to linkiu visiems padaryti teisingas išvadas, kad mes nebūtumėm savo vaikams, savo artimiesiems našta. Ir iš tikrųjų mums be galo su žmonelė yra smagu matyti, kaip keičiasi žmonelės mama, kaip pradėjo vartoti papildus, kaip jinai geriau jaučiasi, kaip jinai geriau mąsto, kaip jinai nori gyventi, kaip jinai eina į lauką, kaip tiesiog, kaip keičiasi žmogus kažką tai savo gyvenime keisdamas. Ir aš noriu palinkėti visiems, padaryti kažkokias tai išvadas ir palinkėti gražaus savaitgalio.